Labai garsiai lietus lyja. Autobusiuką daužo. Išidėjome gastrolės iš Leliūnų. Kur varam? Dabar į Vilnių, o paskui į Kernavę. Bet dabar gerai pila. Dabar pila. Taip, kibiro. Ponas Artūras. Sveiki. Porą žodžių. Palauk. Kas šiandien vyksta? Kokia šiandien? Šiandien Mindaugo karūnavimo diena. Ir mes su Labai teatru vykstame į Kernavę. Taip? Taip. Rodysim mūsų nuostabui Lizdeikos repo legendas. Bijot, kad šiandien bus režisierė pasirodymas, kolega? Aš nebijau. Kodėl aš turėčiau bijoti režisierės? Čia režisierė turi bijoti manęs. Ne aš. O režisierė štai čia. O aš ne. Labučiauskas. Mes važiuosim dabar dar į sandėlį. Važiuojam. O, mes turime naują sandėlį. O. Mok mane filmuok. Aš esu pirmą kartą ir mane tas baugina. Aš tikiuosi, kad čia būtent tik tai vieta, kur mes pasiimsim daiktus, taip? Aš čia neliksiu, ne? Nežinau, Artūrai. Bus matyt. Pakviesk Artūrą. A, Taip. bet ta prasme, čia ir paveikslai, čia sandėlys, čia tikras Taip. sandėlys. Dabar ratas eiti, Artūrai. Laisvai. Tai tiek tų darbininkų. Kažkas žadėjo padėti krautis. Mano švarkas tai. Gerai, super. O tavo kelnes tu turi? Kelnis turiu. Turiu. Gerai, super. Turiu. Atsargiai. Va taip ten dabar valytai. Tai buvo malonu. Tai ryte kažkur 9 bus košė, gerai? Su kava. Gerai? Ačiū. Viskas. Labos tikės. Taip, kada tu toje vietoje. Listeika, žinį, tu vieną žinai, ką pranašauja mano sapnai. Padėk išspręsti slaptąjį mintį. Viskas. Ir kas tada? Sapnas tavo, ant vilko, ant kalno, čia, ir taip toliau. Ir mes išsakėm, ir kai prasidėjo muzika, turiu, jau tada pasirodėme mes patys. Ir labai pasiteisino, mums pasirodė. Tai būti, gali tai būti. Sveiki ištikimieji labai teatro fanai. Smagu jūs vėl matyti. Už ekrano. Kaip visą laiką reikalai reikaliukai, visada. Vaikas paliktas. Kaip sekasi? Nuo manęs čia ją. Kadangi tokia šventė, kadangi tiek žmonių, gal netgi to intro nereikia. Aš tai nedaryčiau, sako, ar jūs pasiruošę? Iš karto užeinam. Nes, come on, nes kažkaip čia... Ne, čia jau iškelta kartelė yra, jau čia mes žemyn nebegalim. Viską buvau paruošęs, viskas buvo viename maiše. Aš pakeičiau maišą, viską iki šou, Maikės reikia šou. Gerai, skambinu Agnei. Moneta. O kažkur tu ją radai? Aš buvau pasakius ieškoti žmonės, tada tai ieškoti žmonės, ten aš, ne, jau ten ieškoti, ten buvo arkarogai, bet ten jau arkarogai buvo jau šitą monetą suradę. Ir padovanojo tau? Jo, man padovanavo, bet jo aš pasiradau. Kaip įdomu. Jo, bet jie man padovanavo, bet aš nesuradau, čia jau šitie jau buvo surasti, tete. Tete jau buvo surasti. Labai gerai. Na, visai netrukus po trumpos pertraukėlės jūsų laukia įdomi istorijos pamoka.
Liseikos repo legendos. Tai yra muzikinis spektaklis, sukurtas pagal lietuvių liaudies legendas apie Žynio Liseikos gimimą, Gedimino sapną, Vytauto žirgą, Žygimanto ir Barboros meilę, Juozo burtininko Tvardausko burtus, Šventos Onos bažnyčią ir šiandienos jaunuolių aktualiją. Aha. Tai viskas jau sunešėt viską? Tai aš tada einu gerai. Ačiū Jums labai! Ponios ir ponai! Gerbime kernavė, su Jumis buvo labai teatras ir Liseikos repo legendos! Jums šiandien repavo ir baladę dainavo MC Liseika Lukas. Jums dainavo ir pirmą kartą didžiajavo Daina Urtė. Ir su Jumis Duko Šėlo, pultą valdė ir repavo didžiai jeigu karva Artūras. Plojimai! Gerbėmiai su šventė Jūs, su šia nuostabia švente. Kur vežimėlį? Tai palauk, aš su Jumis ar ne? Kaip čia žinot dabar, kaip Tai padarė? mes parodom, o Jūs jau paskui pakartokit. Svarbiausia, uždėkit Like, subscribe Like, ir subscribe. share su draugais. Ate. Pasidalink su draugais. Let's try.